Sveiki visi. Ką, trečias epizodas. Esame prie upės. Vaidas. Sveiki, užmačiau ešerių, bet nežinau, reikia spalvą į... Šiandieną tema upė, šventoji. Ir nesu labai stiprus upėje žvejoti, kaip sakoma. Tai Vaidas šiek tiek šiandieną pagelbės visais klausimais. Kol kas. Bandysim, šiaip ešeriukai atsivyja gan gražus, ten tokie jau anavižos tikrai ne degtukiniai. Bandysim įsiūlyti kažkokią spalvą, pakėliosim gal avižas, gal gausis visai gerai. Šiandien ne karšta kaip aną dieną, galima gyventi. Abudu su manim, su kepuriukais, aviža. Jo, super. Tai va, tai bandom ir ką, ir matysit, kaip mums seksis. Tai. Kiek užsidėjo aviža? Tam 0,4. 0,4, okei, aš 0,3. Čia bet norit biškį vėliau paleisti, bet ne. Reikia brist. Turiu žirplautės kišeniai. Ir turiu masalų. Opa, ten kažkur kiek atsimenu buvo mažiau gilio. Opa. Ten toliau žvėriais negalima? Ne, čia geriausia. Nu va, prabdydo. Vaidas ateina. Kapitonas, aš jūrų dievas ir ganau savo pievui baltas sparnius laivų. Tapti prilysia. Tarp kitko upėje nesu nieko pagavęs. Jeigu kažką pagausim, bus pirmi kartai. Kažkaip buvo mikrofonas neįsijungęs. O, čia Vaidas veda, aš einu. Va, čia linksmai šiandieną. Opa, brendam. Gilio tai yra. Normaliai. Kažkur įkabinau. O, čia žuvelių yra. Mažyčių. Čia kažkokį kupstą. Ai, va. Bandom tolyn. Didesnė srovė taip pat. Ops.
šviesa. Dar matau srovės elektrinių porą. Čia didžioji srovė. Ir žolės. Pašokom. Eisim, kur mažesnė srovė. Tenais. Mes pabandysim čia įsitaisyti. Nu ką, bandom, vis tai bandom. Kažko sunkiai. Man upė kažkaip visą laiką būdavo sunkus upėj. Dėl to niekad ir labai nežvejojau upėj. O čia jau gylio šiek tiek turim. Gerai, bandom iš gylio išeiti. Sudorsiu pilvą, kad nesemtų. Ir bus gerai. Bet ir žuvyčių nelabai matau. Pirmai Vaidas užmatė, sakė, nu tai viskas neblogai, bet aš kažkaip nematau. Čia įgilėjimai tokie yra prie... Čia gan gilu. Ir dabar išeisiu. Išėjau iš gilumos. Nu, prisigaudžiu. Vaidas neaišku kur. Manau, kad čia galima bus užlipti ir ten kraštą tą šiek tiek apmėtyti. O. Aha. Bet atrodo ir sudrumstas vanduo ir siena, čia jų nėra. Labai geras masaliukas, tik kad užsimeta kojytę tą karts nuo karto.
O normaliai. Alaus karbonkį įmesta vandenį. Nu ir va, 01 valiukas tokius traukia. Gal kas kokių patarimų, kaip upėje su avižadrebiu gaudyt, gal man dėt didesnę avižą, kad dugnu leistusi. Na, eksperimentas toks įdomus bus. Iš 0,3 pakeičiu į 0,8, kur net mano kotas nelabai draugauja su 0,8. Bet nu tiek tos. Ką žinau, su 0,8 bandykim. Gal daugiau dugnuosiu. Užmetimas tai pasakiškas. Arba daugiau žolės kabinsiu. Normaliai su 0,8 net nesistengdamas. Vaikštam. Čia, kad vienoje vietoje neužsibūt. Kol kas tai liūdnai atrodo. Reikia į toliau braidžiu. Ką? Palauk, negirdžiu. Ateinu. Aš į audrą išeinu, su žuvėdrom sugrįžtu, pačio velnio nebijau, gal aš jūroje gimiau, ji visokia man graži ir supykus ir tyli. Aš vienišius, aš kapitonas, šeimininkas ir ponas, aš nenoriu kitaip. Mano žodis čia paskutinis, jeigu jūs neundys. Kas yra? Aš jau gal 15 padau. Aš nieko dar nei vieną. Taip, manas mano net gaudys, virš žalyčių plaukia 0,2 ne, 0,3, raudonas tas ir juoda vyžėlė. Aš 0,8 net užsidėjau. Eik, va, negiliai, gal kokius 5 šapaliukus pagavau ir akleikų. Va ten pagavau ir va čia, bet va dabar va čia, va, žiūrėk, va, įmeti, žiūrėk. Blet, užsikabinti. Čia kaip šūkas gaudimas, bet blet, kaip bakėtų. Dabar žiūrėk, kur šapaliukai plaukia. Va, įmeti, šmur. Va, jau. Blet, kas ten užsikabinti. Aišku, pataikyti reikia. Bet gerai. Bet kad hiltum. Blet. Tai va, bandžiau ir aš. Tai sakau, 0,8 susidėjau. Virš žalyčių labai gerai. Sakau, blet, rėkiu, blet, kiekvienu supametiniu. Lesa. Dabar gal būna prasminė. Bet man šapaliokai tai tie žinai tokie. Kad ir kokie. Visiems smagu. Aš į kitą pusę mėtau.
Dar vienas metimas ir keisim spalvą. Palauk tuoj. Nu? Ai, paleidau. A. Aukštas. Tak, Ok. Aš gal vėl pasimažinsiu biškį, su 0,8 nelabai. Ką, šokstam atgal. Raudona aviža ir raudonas vibaitas. Nubandom. Užsimesti užsimeta normaliai, tik minusas, kad neskęsta. Atein! Vaidas mane erzina su šapaliukais. Kas čia? Vaidas tokį principų žvėjoja. Įmeta čia vietą ir bando traukti. Turiu kažką pirmą. O. Bėga biškį. Vaidelis skęsta. Sakau, vaidelis skęsta. Pasiemam. Vaidas. Tai kaip tos merginos pilvuką rodai? Ai, ne. Kamera. Na ką, bandom kitą ruožą ir aišku, tai visada reikia kažką pamiršti. Pamiršau mikrofoną, bet nieko. Nebus labai prastai. Matau, kad srovė gerokai didesnė. Buvo tenai. Kaip sakai? Jo, srovė tai didelė. Bandom pažiūrėti.
Atsisukti tą upelį. O, sabinau, nieko. Įsilino daug kažkaip įsilino. Ne, žolė. Mažylių būrys. Labai žuvinau. Ой, блин. Шлем, блин. Ну, а nieko. Nu, pabandom kolą. Atrodo. Kiti sako, kaip tik tamsiam vandenį tamsiau geriau, bet pabandom upėj kolą. Nu, pažiūrim. Jinai sulėtėjime sėdė. Nu, pabandom jį. Burna apvaliausi. Ką mes čia turim? O, ai, gražus. O, va. Nu ir tik pašnekėjom, kad, sakau, tik į gylį. Baig. Tuoj paleisiu. Va. Opa, net neišėjo parodyt, labai karingas. Tik užmečiau, pasivaliau veidą ir jau žiūriu važiuoja. Gražu, bonusas. Persimetęs kabliukas.
Jo. Ne, reikia guminuką keist, nes visas užvalgytas baisiai. Tai kola visgi, žiūrėkit, sudirbo. Bet jėgos tai daug, o, čia užsimetė buvo. Jėgos tai daug turėjo. 0,2 geriausiai kol kas pasiteisino šiandieną. Kaip Vaidui sekasi? Jis dar užmes nori, vos brenda. Vaikas klaus, buvo pasau už 20 kelis eurus ryte iš tą kestrelą. Didelis skirtumas pačiam? Na, kesleriukas, tą būdą dar kartais užmeta barzdytę. Nu, ne barzdytę, bet užmeta virš būgnelio. Ir tada metam būna kartais barzda, kesleris nemeta iš vis. Ir šita dar lengvesnė, ne? Lengvesnė, ant... kiek čia? Ant 3 gramų. Okei. Okei. Stiprus smūgis ar ne? Nu, tai podpult. Yra. Yra? Mhm. Kurio? Jo. Buvo. Buvo. Ne. Mažiukis, abu sėkėjo, žinai, kai 0,2 avižėlė uždėta. Turiu. O, nu šitą pati, gerai. Iškart bėga, ne, kai užmetė? Užmetė iškart. Nu, bet čia grinai iš šaltinio vanduo. Jo, rimtai, žiūrėk, metė ir jie tepa slidės. Visus su kalėdom. Visus su kalėdom, su naujais metais, su eglutė. Tai ką, su Vaidu norim pasakyti, kad žvejyba buvo visai nebloga, ne? Nebloga, ja. Jo, Pasigavo ten žuveliuko, aišku, nedaug. kai nekart vaikščiams, tai ne viskas nufilmuota. Buvo papolė ten tokių šapaliukų, na, iki legalumo tai dar toli gražu, bet ten kokie 23 somai gal tokie. Jo, tai daugiausia aukšlių gal,
alfas gavo. Aukšlių nemažai. Aš 2 šapaliukus ir aukšlyčių nemažai pagavau. Na, aš neskaičiavau, bet vienu momentu, tai, kai pati pirma vieta buvo prie autostrados tilto, tai Laurynas kažkur vaikščiojo, ten reikiau, sakau, ateik čia kimba kiekvienu metimu, nu, tai vienu momentu tai gal kokius 10 pagavau šapaliukų, bet sprindinį, bet visai smagiai. Bet esmė tokia, kad realiai visos žuvis, tai sulėtėjimuose arba tarp žolyčių kažkur sėdė. Kur sukas ir nėra survytės. Tai nes neįmanoma gaudyti su avižu, nu, pas mus Šventoji tokia biški greitesnė, tas survė daug kur. Tai ten Laurynas buvo iki 0,8 ir iki 0,7 užsidėjęs. Bet geriausiai sukybo su 0,2. Nu ja, aš su 0,3 gaudžiu. Tai, ir aš bent jau gaudžiu su juoda. Tai va, aš su auksinė. O juoda, ta prasme, avižėlė, o pagrindė tai gal raudona man dirbo, mateliukas nukastas iš vis be jokios net uodegėlės, ten gal koks milimetras palikta, kad bet kokią žuvytį jau kipsi pasikabintų. Nu, man tai musytė geriausiai dirbo. Iš tiesų viską mėginau, kraujas spalva, raudona tokia ryški musytė, tai nežinau, nu va, tobuliausiai šiandien buvo. Tas spalva geriausiai. Tas spalva šiaip geriausiai yra. Taip, gal ten neaktualu tenai gal forma, bet ta spalva, ten net nežinau kaip pasakyti, nei raudona, nei ten gal kaip pirnokus trešinio, tokia spalva. Jo. Bet ten žudykė, praktiškai visur, kiek kur gaudint, tai jinai topinė. Visur dirba. Sekančių atvažiavimų sakiau, net šiandieną vairį greičiausiai pasidarysiu visų formų atskirą dėžutę būtent tos spalvos. Bomba bus. Ir Vaidas turbūt tokios norės, ne? Tai pasidarys ir Vaidas tada. Viskas, kol kas. Ačiū visiems, iki sekančių video. Kol kas kitas video, nu kaip su Vaidu ir šnekėjom, greičiausiai viskas pasiteisins, tai bus Jonavoje. Jonavoje. Bandysim irgi vėl street fishingą. Tai va, viskas, kol kas tada. Iki. Na ką, ir atėjo laikas, manau, jau pasveikinti nugalėtoją su pirmo vlogo konkursu. Tai buvo klausimas, buvo tema, kiek pagavome kartu su Vaidu žuvelių. Esmė tokia, kad ten tikrai ne visas matėte, kiek pagavome, tai kas skaičiavo super, malonu. Bet buvo tokių epizodų, kur pagavome daugiau, bet paprasčiausiai buvo labai daug aplinkui vaikų, tai negalėjom tokių epizodų dėti į YouTube. Tai vat, atsakymas, kiek pagavom, buvo 39 žuvelės. Žiūrėjau visus komentarus, skaičiau ir vat, kas arčiausiai buvo, tai buvo avižos drebintojas 93. Tai vat, sveikinu, atsiųsiu dėžutę dovanų ir netgi leisiu išsirinkti tuos masalus, kuriuos labiausiai nori, ne kažkokia tai paprastai, va, pats išrinksiu, tai jei reikės patarimo, tikrai padėsiu. Susisiek su manim, apačioj bus po video mano page'as Facebook'o ir atsiųsiu dėžutę dovanų. Pridėsiu dar papildomų kokių tai dovanėlių. Na ir ką, ir tada iki sekančio visiems ir laukiam naujų konkursų. Manau, kad jų bus dažnai ir net mąstau, gal kiekvieną video bus. Tai super, turėtų būti viskas super. Ir ką, iki.